Leifas Estevizas Fernandesas, kiek erdvės dešinėjame krašte, jo perdavimas link Jono Usavičiaus ar Andriaus Kaulinio ir kamuolys. Dar kartelį žiūrime į situaciją, Kampinis link tolimojo virpsto, siunčia kamuolį ir įvartis. Nedažnai jis būna ir tikslus, dažniau prarandamas kamuolys, bet šį kartą pasiseka riteriams ir čia pavojinga ataka, skersuojamas kamuolys ir kamuolys siunčiamas į vartus, įmuš. Na ir Gustas Zabeta taip pat grįžta į aikštę. Dar vienas perdamas, dabar jau iš dešiniojo krašto ir pirmasis įvartis, kas jo autorius. Meidardo Mikulėno ir Nelsono Bijamui. Nuo čia Leifas Estevizas, 1-1 prieš Olsesą ir muša jis įvartį. Štai taip. Riteriai atsako į žalgiriečių atakas. Arvydas Novikovas ten surado puikiai įkertantį savo komandos draugą ir Leifas Estevizas neklysta. Olsesui tarp kojų. Pasiūstas kamuolys. Atsiduria Žalgirio vartų tinkle. Tautas Černiauskas, sakiau, kad neturi darbo čia ir krenta tas garbės įvartis, apie kurį sakiau, ir labai gražiu smūgiu Leifas Estevizas pasižymė iš oro. Na, šiek tiek prikalbėjau. Perdavimas link Mikulėno. Mikulėno kamuolys nepasiekė, bet riteriai ir toliau su juo. Armando Šveistrio smūgis į vartus ir 3-1. Tarsi Šis žaidėjas dabar perdavimas į dešinę. Estevizas baudos aikštelėje, vokietis, jo perdavimas Aičičiui, jis smūgiuoja ir Lazaras Aičičius greitai. Bet atkarpomis atrodo tikrai gali kurti varžovams rūpesčių. Estevizas arčiau vartų. Atšoka kamuolys, ar bus smūgis, smūgis yra ir įvartis. Gimimo dienos proga. Čia Džiugas atakuoja, reikia gero perdavimo į baudos aikštelę, tas perdavimas yra ir Nino Nordanusas. Džiugo komandos rungtynių rezultatus, tik 6 taškai. Ir tai yra blogiausias rezultatas, jeigu skaičiuosime tik tą pastarąją 10 rungtynių atkarpą. Dabar Estevizas turi šansą ir lygina rezultatą. Štai taip, ant tų kalbų Džiugas muša savo antrąjį įvartį. Leifas Estevizas gavo šansą baudos aikštelėje ir Lipskis skaito daug knygų, žinoma, žiūri rungtynes, tas pats ką tik tavo minėtas Puškarovas atliko. Viskas bus gerai. Džiugo išpuolis, perdavimas kiek atgal, kol kas neranda Džiugas tos smūgio pozicijos, tikrai dažnai prie varžovų baudos aikštelės, baudos aikštelė, čia pirmasis smūgis, pirmasis įvartis. Tai apie ką kalbėjau, nerasdavo Džiugas galimybę atlikti tą konkretų smūgį, stiprų smūgį ir galiausiai ta galimybė atsiranda ir ta galimybė iš karto virsta įvarčiu. Leifas Estevizas. Estevizas. Nordanusas, jo smūgis ir ir penktasis įvartis. Bagužas. Geras savalaikis perdavimas. Taip yra uždaromos rungtynės. 2-0 Telšių Džiugas. Muša antrąjį. Iš arti stebėjo šią situaciją. Žaidimas tęsiamas toliau. Perdamas į priekį. Guočiukų ir tęsiasi šis išpuolis, smūgis į vartus ir Hegelman priekyje 2-1. Estevizas keliauja į komandos draugų glėbį, 67 minutę, Hegelman veržėsi į priekį ir štai taip. Saulės mieste turi galimybę žaisti dabar pirmaujant. Dar kartelį stebėkime šią situaciją.
Čia žaidėjas pasirodęs po keitimo, čia kitas žaidėjas aikštėje taip pat. Pavojinga situacija ir Hegelman. Estevezas prasimeta kamuolį pro Koelijų. Popesku tam pačiam Estevezui, graži ataka kol kas. Thompsonas Gavis, smūgis į vartus ir 6.